Paukštelių giesmė, upelio čiurlenimas, melodija, garsas. Nuo pat gimimo mus supa daugybė nuostabių gamtos garsų. Gamta mus apdovanojo tobulų, unikalių klausos organų. Garsas yra ir mūsų kūrybos priemonė. Norėdami išreikšti savo pasaulėjautą, mes kuriame garsus ir vadiname tai muzika. Muzika tai mūsų sielos virpesiai. Kiek prarastume, jei visiškai negirdėtume garsų, jei mus apsuptų aklina tyla. Triukšmingas darbo vietas žiūrima kaip į neišvengiamą blogybę. O kadangi triukšmo padariniai ne iš karto pastebimi, jį įveikti nelaikoma prioritetu. Tačiau triukšmas gali kenkti darbuotojams ne tik apdirbamosios pramonės įmonėse ar statybos aikštelėse, bet ir daugelį kitų darbo vietų. Triukšmas darbe gali tapti stresą sukeliančiu veiksniu. Tai ypač aktualu dirbantiems įtemptą, susikaupimo reikalaujantį darbą. Please be sure the CD is in the car. Nuolatinis mus supantis triukšmas arba netikėti stiprus garso impulsai. Nuolatinis mus supantis triukšmas arba netikėti stiprus garso impulsai gali turėti negrįžtamų pasekmių. Štai vienas iš simptomų pranašaujančių galimas rimtas bėdas. Vaikeli mano pasakyk, katroj ausį man zvimbia. Dažnai pasitaikantis cypimas ar ūžimas ausyse yra požymis, jog dirbate padidinto triukšmo aplinkoje. Klausyk, tu čia viską žinai, tai aš pagalvoju, o kodėl man ausyse tai cypia, tai ūžia? Taigi sakiau žmogau, kad negalima tokiame triukšme dirbti. Jei jūsų darbo vieta labai triukšminga, būtina imtis prevencijos priemonių. Pirmiausia, reikia įvertinti triukšmo riziką. Antra, remiantis triukšmo vertinimo rezultatais reikia imtis priemonių rizikai išvengti arba sumažinti. Ir trečia, nuolat stebėti ir peržiūrėti vietoje naudojamų triukšmo mažinimo priemonių veiksmingumą. Triukšmas neigiamai veikia visą mūsų organizmą. Visų pirma, jis veikia nervų sistemą. Galva savo vietoj. Tai gali pasireikšti galvos skausmais, svaigimu, ūžimu ausyse, miego sutrikimais, didesniu prakaitavimu ar pirštų drebėjimu. Triukšmas veikia ir širdies kraujagyslių sistemą. O tai gresia ne tik skausmais širdies plote ir kraujospūdžio padidėjimu, bet ir kur kas liūdnesnėmis pasekmėmis. Be to, triukšmas kenkia virškinimo sistemai. Vis dėlto viena iš labiausiai paplitusių gamybinių traumų ir profesinių ligų visoje Europoje yra dalinis ar visiškas prikurtimas dėl triukšmo darbo vietose. Ką sakai? Sakau, galimybę apkursti. Nesupratau, ką sakai? Gali apkursti, žmogau. Ką sakai? Sakiau, gali apkursti. Ne, dar nepadariau. Nuo staigaus stipraus garso gali plyšti ausų būgneliai. Tai labai skausminga trauma. Taigi, jei dirbate triukšmingoje aplinkoje, kur triukšmas neišvengiamas, darbdavys privalo aprūpinti visus darbuotojus asmeninėmis klausos apsaugos priemonėmis, specialiomis ausinėmis ir ausų kamšteliais. O jūs privalote jomis naudotis.
Padidinto triukšmo darbo vietos turi būti atitinkamai paženklintos. Moterį. Asmeninės apsaugos priemonės nepadės vaikeliui. Tau iš viso tokioje aplinkoje dirbti negalima. Kuriant saugią darbo vietą, būtina pradėti nuo triukšmą mažinančios aplinkos sukūrimo. Visų pirma, triukšmo šaltinių pašalinimas. Antra, triukšmo mažinimas šaltinyje. Trečia, kolektyvinės triukšmo reguliavimo priemonės. Ir tik kaip paskutinė priemonė naudojamos asmeninės klausos apsaugos priemonės. Ką sakai? Atsargiai! Ne, dar nepadariau. O varge. Asmeninės klausos apsaugos priemonės naudojamos tik tuo atveju, kai kitomis priemonėmis negalima sumažinti triukšmo iki sveikatai nekenksmingo lygio. Be to būtina įvertinti darbo aplinką, kurioje šios priemonės gali būti saugiai naudojamos, kad netrukdytų darbui ir nesukeltų papildomo pavojaus. Darbdaviai teisės aktais yra įpareigoti saugoti darbuotojų sveikatą ir apsaugoti juos darbe nuo visų su triukšmu susijusių rizikos veiksnių. Jie privalo atlikti rizikos vertinimą pagal sudarytą priemonių planą, informuoti, konsultuoti ir apmokyti darbuotojus, stebėti riziką ir peržiūrėti prevencijos priemonės, reguliariai organizuoti sveikatos patikrinimus. Sumažinti triukšmą svarbu ir naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui. Siekiant išvengti profesinio klausos sutrikimo, viena iš veiksmingiausių prevencijos priemonių – nuolatos atliekami darbuotojų dirbančių triukšme sveikatos tikrinimai. Klausa dirbant triukšmingoje darbo aplinkoje turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per 2 metus. Tačiau jei pajutote bent menkiausius klausos sutrikimo simptomus, būtina nedelsiant pasitikrinti sveikatą.